Labas rytas, chebrytė. Pavasaris už lango. Atėjo laikas grilint, bet prieš tai reikia pasigaminti šašlykinę. Esam inžinierių skyriui. Pasidarėm 3D modelį, gamybinius brėžinius. Ir esam pasiruošę gaminti. Varam į gamybą gaminti. Dedam 3 mm lakštą, ant kurio kepsim šašlyką. Viskas nuo to ir prasideda. Lakštas viduj. Leidžiam pjovimą. Trylika minučių pjausim čia šašlykinės. Jos bus mini, medi ir didžioji maxi. Viskas viename lape. Po pjovimo sekantis etapas yra sulankstymas. Viskas easy, user friendly, viskas parodyta ant ekrano. O dabar virinam. Na ką, pagaliau pagaminam visas šašlykinės, pasigaminam 3 skirtingų modelių, pasigaminam kelioninę šašlykinę, kai reikia važiuoti kažkur, kur labai lengva ir lengvai surenkama. Praktiška mini šašlykinė, kai yra tik tai šeima, kai nėra daug svečių ar žmonių. Na ir viena didžiausia, kur jau atvažiuoja draugai, kad turėtume visokių versijų. Beliko susirinkti, susipakuoti ir važiuoti kepti šašlyką.